Noriu kačiuko. Ką? Noriu kačiuko. Tokio mažyčio. Bet tai kad tu turi jau šunį. Kam tu kačiukas? Blemba, su ta šuva man jau atsibodo ten trintis. Iš viso. Jis ne mano mamos. Tik aš turiu visada vedžiot, nes mama sako, kad turiu būti atsakinga. Nekenčiu. O tai tu manai, kad su kačiuku viskas pasikeis? Ne tame esmė. Man nesunku tą šunį išvesti. Tik mama pyksta, kai neišvedu. Aha. Apskritai, aš myliu gyvūnus, bet tas šuo man nepatinka. Sakau, noriu kačiuko. Ar tu jį mylėtum labiau negu žmogų? Žiūrint kokį. Ar tu buvai kada nors įsimylėjęs? Jep. Laura Kuzminskaitė. 10 klasė. Ji tokia moksliukė. Pasirodo, ne? O tu vis dar įsišykęs į Laurą? Na, Kodėl ne? nes suradau žmogų, kuris man geresnis. Nuo tada, kai Tomas grįžo iš Ispanijos su ta merga, jis nenustojo man šnekėti, kad man irgi reikia tokios. Aišku, ta, kuri man patinka, ji man buvo prieš akis visą laiką. Aš tik nieko nesakiau, nes bijojau, kad sugadinsiu. Sugadinsi ką? Draugystė. Visai tu jau. Tai ką tu jau esi nusižiūrėjęs? Ji faina, protinga, turi šviesius plaukus, žalias akis, auskarą nosį. Ji mėgsta gyvūnus, nori kačiuko, nors turi šunį. Su ja aš jaučiuosi saugiai. Ką manai? Ką? Nu, ką manai? Apie merginą? Mhm. Atsimeni Elzą. Kokią Elzą? Į tave įsišikusią Elzą. Kuri niekada nenustodavo į tave spoksot. Ai, ta Elza. Ji niekada nenustodavo į tave spoksot. Į tavo durną riebaluotą šukuoseną ir nupešiotus antakius. Ir mane tas taip visada nervindavo. Aš visada taip pavydėdavau. Pavydėdavai? Jo žvilgsnis visada buvo ten. Kur tu? Ir kur problema? Aš norėjau, kad ji žiūrėtų į mane. Ai, Aha. tau patinka Elza? Ta prasme. Nu, aš manau, kad yra pilna geresnių merginų negu jinai. Baigtų. Tu girdėjai, kaip ji dainuoja? Kaip ji dainuoja? Jeigu paprašytų pagauti reikiamą tonaciją ir nutaikytų ją šautų, tai vis tik nesugebėtų. Nejuokauk. Ji labai gražiai dainuoja. Kaip pasakys?